Tie, kurie jums sako, kad jums užtenka turinį kurti telefonu, jums meluoja. Visi kalba kaip filmuotis, o kai turėtų sakyti kaip kalbėti. Auditorijos simpatijas pelnysite, kai tapsite profesionaliu istorijų pasakotoju. Pasidalinsiu 2 taisyklėmis, kaip išlaikyti 30 sekundžių dėmesio virš 90% pamačiusiam jūsų video. Bet prieš pradedant, prašau prenumeruokite ir parašykite, kuo užsiimate, kad žinočiau, kokie jūsų verslai ir kokie jums rūpimi klausimai man, kalbant apie turinio kūrimą. Taigi pradėkime. Tarkime, jūs norite pasidalinti trumpu klipu jums aktualia tema savo auditorijai. Planuojama trukmė iki 3 minučių. Pradedate nuo 3-5 sekundžių huko, kabliuko. Manau, jau esate apie tai girdėję, bet kaip sukonstruoti tinkamą huką savo tikslinį auditorijai tikriausiai jums taip pat ir nepasakė. O jų iš tiesų yra skirtingų. Bet aš dažniausiai naudojuosi reframingo principu. Niekada apie save, niekada apie jūs, o visada apie 3 asmenys. Kaip pavyzdys. Sveiki, mano vardas, aš žinojote kad, ar norite, kad papasakosiu, tai šlamštas. Jau geriau sakykite. Milijonieriai žino, mokslininkai nustatė, grožio salone man papasakojo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Suprantate, tai lyg paskolos, kurios daugumą intriguoja. Na gerai, sakykime, teisingai užkabinėte savo žiūrovą, kol turime jo dėmesį, laikas veikti. Iškeliame problemą ir pažadame, kad jūsų žiūrovas skiria savo laiką, jums gaus atsakymą arba sprendimą. Kartais tai galime iškart pateikti su kabliuku, bet yra temų, kurios reikalauja šiek tiek išsamesnio problemos nustatymo. Bet nepamirškite, prieš dėstymą gale visą laiką pažadas. Tai lyg susitarimas. Tai jūsų žiūrovą priverčia įsipareigoti žiūrėti toliau, o jūs pažadate suteikti jam tai, ko jis nori. Dabar jūs turite progą prieš dėstymą ką nors jums naudingo pakišti. Call to action. Ir tai subtiliai galima padaryti per minutę, nes palikus gale tikrai prarasti dalį žiūrovų ir liks neišnaudota proga. Tada eina dėstomoji dalis. Čia jūsų žiūrovas jau lyg žuvelė sėdi pas jūs, bet vis tiek gali bet kada prarasti susidomėjimą. Todėl kalbėkite aiškiai, struktūrizuotai, su nuotaika. Galite naudoti papildomus vizualus, jeigu jums kišenė leidžia montuotojui, tai sumokėti už tai, už jo papildomą laiką. Bet svarbiausiai nuotaika. Gale dėstymą užbaigite dar kartą su call to action. Jeigu manote, kad čia mano patarimas baigtas, tikrai dar ne, nes aš užbaigsiu tik pirmąją šią epizodo dalį, o antra dalis jūs išvers iš klumpių. Taigi antra dalis. Atkreipkite dėmesį, ką aš dabar padariau. Tai buvo lyg antrinis hukas, kad išlaikyti jūsų dėmesį, nes antra dalis yra pati įdomiausia. Taigi aš apie tą trukmę, apie tą dėmesį išlaikymą. Kaip išlaikyti žiūrovo dėmesį ilgiau nei 3 minutės? Tai yra triukas, kuriuo naudojasi visi profesionalūs pasaulinio lygio turinio kūrėjai. Tai yra lyg auksinė trukmės formulė, kuri yra universali ir jos efektas tiesiog fenomenalus. Žiūrėkit, turinio formatai yra tokie. Reels Shorts trukmė yra iki 3 minučių. 2 minutės yra saugu, bet 3 minutės jau yra rizikinga. Taip veikia algoritmai. Jie netgi skaičiuoja, kad 2 minutės yra geriau daryti negu 3 minutės. Tad jeigu šiek tiek abejojate, treniruokite tilpti į 2 minutės. Kai jūsų išlaikymo dėmesio procentinė dalis augs, stenkitės išlaikyti dėmesį ilgiau, iki 3 minučių. Tai lyg baltas diržas kovos menuose. Kai tai aišku įvaldysite. Jeigu jūsų dalinamas informacija niekaip neįsitenka į 3 minutės, tada jūsų darbas bus išmokti tilpti į, tiek aš kalbėjau tą auksinę taisyklę, 5-7 minutės. Viršime 3 minučių ribą, bet imkite mano pavyzdį, kaip aš perėjau į šio epizodo antrąją dalį. Tada yra 9 minutės, tai yra profesionalo, juodo diržo meistro trukmė. Tokia trukmė yra itin svarbi algoritmai ir turite pakankamai laiko išsamei papasakoti tai, kas iš tikrųjų svarbu jūsų žiūrovui. Tai dažniausiai būna instrukcijos, ilgesni pasakymai ir panašiai. Bet dar yra 12-15 minučių, čia jau dinaminė istorija. Tinka kelionėms, ilgesniems instrukcijoms, reportažams, dokumentikai ir panašiai. Tai gali būti netgi trumpai pokalbiai. Atkreipkite dėmesį į skaičius. Visos trukmės segmentuojasi kas 3 minutės. Štai čia ir slypi visas istorijos planavimo grožis. Tai lyg pavaros, lyg knygos skyriai, lyg kvėpavimo ciklai. Kiekvieną savo pasakojimą skaidykite į 2-3 minučių segmentus, vėl keldami klausimą, kuris išlaikytų susidomėjimą prieš pereinant į kitą potemę. Tad greitas apibendrinimas yra toks. Atkreipkite dėmesį. 5 sekundės, dar geriau 3 sekundės yra pati pradžia. Tai gali būti vizualinis hukas, tai gali būti tekstinis, įvairiai. Jų yra visų kitų. Situacija 15 sekundžių.
arba problema. Pažadas 20 sekundžių ir tada call to action 15-20 sekundžių. Jau turime, principė, minutę. Tada yra dėstomoji dalis 2 minutės. Taip susideda 3 minutės. Čia susidaro mūsų mini pasakojimas. Jeigu sužadinote intriguojančių klausimų su pateikta dažnai pasitaikančia problema, yra didelis šansas, kad jūsų žiūrovas išgyveno tą patį. O likęs dar labiau atitiko jūsų ieškomą žiūrovą. Tai yra jūsų tikslinė auditorija. Klientą. Tokiu atveju jūs galite tęsti 2 ciklą, 3, gal net 4. Tik nepagalvokite, tai nėra jokia manipuliacija. Tai yra normali sąlyga mūsų kaip žmonių fizinės būsenos sąlyga. Tai yra fundamentalios mūsų fiziologinės savybės, jeigu taip galima pasakyti. Nes aš tikiu, kad esate savo srities profesionalas, bet jeigu būsite nuobodus, žmogus ieškos kito arba pas kitą ieškomos informacijos, kurią žiūrės komfortiškai. Na čia žinot, kaip studentas suolė, nuobodus dėstytojas niekam neįdomu. Papildomai galime prisiminti klasikinę draminę kūrinio struktūrą. Įžanga, supažindinimas, konfliktas, kulminacija, moralas. Pasitreniruokite su kiekviena dalimi atskirai. 30 sekundžių įvadinė dalimi. Hukas 3 sekundės, 10 sekundžių situacija, 10 sekundžių pažadas ir call to action. Tiesiog lengva treniruotė, galite automobilį, telefonų įsirašyti, nesvarbu kur, galite tiesiog audio palikti ir pasižiūrėti, kaip jums sekasi pasakyti savo mintį, išreikšti savo mintis. Sugebėkite išdėstyti temą per 2 minutės. Jeigu jūsų tema reikli laikui, segmentuokite dėstymo dalį kas 2 minutės. Ir aišku, nedaug žodžiaukite. Tarkim, ir aišku, netgi buvo nereikalingas iš tikrųjų. Sugebėkite pakviesti per 30 sekundžių arba atlikti veiksmą, arba pajudinkite žiūrovo sąmonę su situacijomis. Nes asocijuotai patikima informacija sutapatina žmogų su dėstoma problema. Ir tai buvo kol kas tik apie pasakojimo struktūrą. Kitame epizode pasakysiu apie įgūdžius, kurie padės laimėti auditorijos susižavėjimą jumis. Tai yra, kaip sukurti savo paties šarmingą personažą.